Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilys. Vilniaus pilis. Vilniaus apylinkėse žmonės gyveno dar prieš Kristaus gimimą, bet rašytinės žinios išliko tik nuo XII amžiaus. Lietuvos metraščiuose užrašyta tokia Vilniaus įkūrimo legenda. Didysis Lietuvos kunigaikštis Gediminas kartą iš Trakų su savo palydovais išvykęs medžioti. Viename Neries ir Vilniaus upių santakos kalne jis numušęs didelį taurą. Po medžioklį Šventaragio slėnyje ilsėdamasis, kunigaikštis Gediminas sapnavęs staugantį geležinį vilką. To vilko staugimas atrodys lyg 100 vilkų staugimas. Nepaprasto sapno išaiškinti kunigaikštis Gediminas pasikvietęs dievaičio Perkūno šventyklos vyriausiąjį kunigą Lizdeiką. Jis išaiškinęs, kad geležinis vilkas reiškės stiprią pilį, o vilkų staugimas jos didelę ateitį ir garbę. Didysis kunigaikštis Gediminas, paklausęs vyriausiojo kunigo Lizdeiko sapno aiškinimų ir Tauro kalne pastatydinęs šešiakampių bokštų padabintą pilį, o Šventaragio slėnyje medinius rūmus sau gyventi. Tai buvo įkurtas Vilniaus miestas, nuo 1323 metų pasidaręs Lietuvos sostinę. Tačiau spėjama, kad jau X-XII amžiuje kalno viršuje buvo medinė pilis. Po Gedimino mirties 1341 metais, čia pastebiu, kad toliau datas tarsiu neminėdamas pirmojo tūkstantmečio, Vilnių valdė jo sūnus Jaunutis iki 345 metų, bet Algirdas su Kęstučiu užėmė Vilnių ir pasidalino Lietuvą. Vilnių valdė Algirdas 345–377 metais. Po Algirdo mirties jo sūnus Jogaila, o šiam tapus Lenkijos karaliumi Vilnių 386–390 metais valdė Skirgaila ir Kaributas, o 392 metais Vytautas. Vilniaus įtvirtinimų kompleksą sudarė 3 pilys – Kreivoji, Aukštutinė ir Žemutinė. Iš trumpų užuominų rašytiniuose šaltiniuose sužinome, kad Kreivoji pilis buvo medinė ir stovėjo ant kalno vadinamo Plikuoju ar Kreivoju ar 3 kryžių. Per 390 metų kryžiuočių puolimą sugriauta ir daugiau nebeatstatyta. Kryžiuočiai dar buvo Vilnių puolę 365, 75, 77, 94, o tarp 395 ir 402 metų net 8 kartus, bet įsiveržti pilies vidų jiems nepavyko. Šiaurinė pilies kalno pusė stovėjo Šventos Onos, o nuo 16 amžiaus vidurio Šventos Onos Barbaros bažnyčia. Per 655–62 metų karą pilis nukentėjo, kadangi apgultyje buvo laikyta 1,5 metų. Žemutinė pilis. Žygimantas Augustas Žemutinės pilies teritorijoje pastatė ištaikingus renesansinius rūmus ir daug pagalbinių pastatų. Kunigaikščių rūmuose tuomet gražiausio pastato Vilniuje buvo sukauptos vertingo meno kūrinių kolekcijos. Apsilankiusio popiežiaus pasiuntinio nuomonė, Venecijos ir popiežių turtai, kuriuos jis matė, negalėjo prilygti Vilniaus Žemutinės pilies lobiams. 655 pilį užėmė Maskolių kariuomenė. Rūmai buvo smarkiai išplėšti ir apgriauti. 61 metais Lietuvos kariuomenė miestą atsiėmė, bet pilyje likusi rusų įgula pasidavė tik po 8 mėnesių. 795 metais Lietuvą vėl okupavus rusų kariuomeniai kunigaikščių rūmai ir beveik visi jiems priklausę pastatai, gynybinės sienos bokštai su vartais Maskolių buvo nugriauti. Palikti tik medininkų vartai ir vienas bokštas Šventaragio slėnyje, vėliau perdirbtas į varpinę. 831 metais rusų okupacinė valdžia pradėjo statyti Vilniaus tvirtovę. Ją turėjo sudaryti Gedimino pilies kalnas ir arsenalas apjuosti žemės pylimo ir griovio. Buvo nugriauti kapitulos ir vyskupo rūmai, pagrindiniai Žemutinės pilies vartai ir šalia buvę pastatai. Žemutinės pilies teritorijoje liko didelė aikštė. Ji buvo naudojama kariuomenės pratyboms ir turgui. 878 metais panaikinus tvirtovę, nugriovus pylimus ir užkasus griovius, visi arsenalo pastatai buvo paversti kareivinėmis, o likusi Žemutinės pilies dalis su Gedimino kalno parku. Per Antrą pasaulinį karą vokiečiai okupavę Vilnių po Gedimino kalno iškasė bunkerį, kuris po karo buvo užverstas.
Sovietinė armija Antro pasaulinio karo pabaigoje smarkiai apgriovė Gedimino pilies bokštą. Gedimino pilies bokštas atstatytas 48–50 metais, o 60 pilyje atidarytas muziejus. 88 metais spalio 7 pilies bokšte iškelta Lietuvos tautinė vėliava. 2017 metais archeologai Gedimino kalno aikštėje atrado 863 metų sukilimo dalyvių palaikus, tarp jų ir sukilimo vadų Zigmanto Sierakausko bei Konstantino Kalinausko. Iki mūsų laikų išliko šie žemutinės pilies pastatai ir liekanos. Senasis arsenalas 15 amžius, naujasis arsenalas, etnografijos muziejus dabar, pilies prižiūrėtojo namelio dalis 16 amžius, Šventos Onos Barbaros bažnyčios pamatai 14–16 amžius, vienas iš pilies gynybinės sienos bokštų 13 amžius ir katedra. Valdovų rūmai atstatyti 2018 metais. Senųjų kunigaikščių tėvų sosto mieste, tau Lietuvai per amžius buvo lemta šviesti, visos tautos skausmais ir meilė išaugintas, kaip perlas nuo vagių, nuo svetimųjų gintas, kaip deimantas brangus krūtiniai tu spindėjai, nebaisus buvo tau kruša, lietus, nei vėjai, spindėk ir šviesk ir vėl iš pančių švaduotas, visų žvaigždžių žiedais, mus žygiams vainikuotas. O Vilniau, o brangi šventa aušrų aušrinė, tu visuomet lietuvio guosdavai krūtinę. Tu kaip pavasarį baltų alyvų kekį, žavėjai klystančiojo gailos seną akį, aukštuos Neries šlaituos, pakrantėse Vilnelės ramino Vytautą pušų kepurė žalios. O pro tave Kęstutis, kai į Kauną jojo, tik tavo soduos amžinai užmigt svajojo. O Vilniau, Gedimino sapnuose pražydęs, ir laisvėj, ir vergijoj vis kilnus ir didis. Nei metai, nei karai tavęs mums nesugriovė, iš jųjų išbridai, tu su Kristupu šventuoju. Ir vėl nuaidi vardas tavo per pasaulį platų, vėl kelias praeiti žila, kur požemiuose rūsi, buvai širdis tu Lietuvos, buvai, esi ir būsi. Nutilusi giesmė vėl į padangę kyla, vėl geležinis vilkas jos aiduos prabyla, vėl regim pro rūkus mums mojant Gediminą, vėl Vytautas svečiuos į menę mus vadina, o menėje senoj Kęstutis mūsų laukia, veidai jų džiugesio pilni, neapsiniaukia, veidai šviesiais ir mes prieš jų sustokim veidus, tegu naktis pikta, be atminimo sklaidos. Bernardas Brazdžionis.